Aš žinau, kad manęs manikiūrose nekenčia. Iš senesnių sekėjų žinot, kas man dėjosi šitoj mokykloj. Pliundras. Aš dar vis neapsisprendžiu. Čia yra Peer Packet. Ne jau, bet W. She's not a West anymore. She's South. Po pirmos treniruotės, nemeluosiu, jaučiausi kaip pirmą kartą gyvenimą būčiau sporto salėj. Tai biškį nejauku buvo ir nelabai ką tenais filmau, nes nesitikėjau, bet beveik kiek žmonių. Jaučiasi, kad vasara už mėnesio. Tai žodžiu, bet įsidrasinsiu. Ir manau, viskas bus gerai, bet labai buvau pasilgus aš sportuoti, anksti atsikelti ir visą kitą. Tai aš manau, kad man šitą vietą bus lengvesnė negu tikėjausi. Tai žodžiu, dabar namo praustis. Ir visą dieną pradėti savo. Žodžiu, jau esu iš po manikiūro. Aš žinau, kad manęs manikiūrose nekenčia. Čia inside joke'as, don't take it seriously. Nes aš tokių prisigalvoju nesąmonių, tokių dizainų ir visą kitą. Aš tikrai fotkę ar video įmesiu, kaip atrodo nagai. Bet žodžiu, esu žiauriai patenkinta. Čia yra jaučiu mano mėgstamiausias dizainas nagai aplamai, kurios aš esu turėjusi. Atvažiavom į Lidl apsipirkti. Aš nesu saldėsių mėgėja, bet dabar biškėlį. Toks visiems saldėsiam babait sakau. Tai gal pabūt be saldumynų, nes kai mano dienos užeina, aš tada privalau kažką saldaus suvalgyti arba kai migrenos būna. Tai žodžiu, kol kas viskas pas mus iš sveikesnių. Buvom Lidle, padarysim holą, ką pirkom. 2 ilgavaisiai jogurkai, riešutų miksas, razinos, datulės, proteininiai jogurtai, sojų gėrimai, kiaušiniai, tamsus šokoladas, darysiu savo granolo, slyviniai pomidorai, paprikos, batatas, citrinos, avokadai ir obuoliai. Reikia greitai pasidaryti valgyti, aš turiu vis dar belekiek vandens išgerti, nes aš dar iki pat dabar negėriau daug. Ir tvarkytis. Ir bandyti neužmigti, kad tas bitches tired. Žodžiu, dabar išėjom su saviškiu aktyviai praleisti vakarą. Jisai su kažkokiais žmonėms žaidžia krepšinį, aš tiesiog einu aplink stadioną, realiai turėjau bėgioti, bet I'm out of breath, bet labai keistas yra jausmas vaikščioti aplink šitą mokyklą, nes kas jau esat mano iš senesnių sekėjų, žinot, kas man dėjosi šitoj mokykloj ir kokias patyčias, tai toksai nejaukus momentas, sakyčiau, bet healing my inner child for the better, I guess. Tai tiesiog einu ir vis galvoju, kas tenais vykdavo. Su Tadu atvykom į miestą pasivaikščiot. Čia veikia žiūri geras oras, šilta prieš visos savaitės pliundras, ne, lijundras, va, tas žodis. Ir ant lūpų man, nežinau, ar matysis, išaugo nuostabusis herpesas. Kaip aš jį pasakiau, aš net neįsivaizduoju. Bet turiu įtarimą, kad tiesiog per daug pylingo dariausi ir tada dar nulupau odos sluoksnį. Toliau einam pasivaikščiot. Ir gal kažko rastų šmutkių nusipirkti eilinį kartą. Galiausiai atsiguliu į lovą. Aš tikiuosi, kad man šitas iššūkis 75 hard arba 75 medium, aš dar vis neapsisprendžiu, kurį aš darysiu, privers mane anksčiau, oi atsiprašau, kimetų, anksčiau gult į lovą, nes dabar yra realiai
11 valanda ir aš kai anksti keliuosi, aš pusę dienos būnu zombis. Šiandien žiauriai sunki diena buvo iš tikrųjų. Žodžiu, dabar eisiu skaityti šitą knygą. Mačiau, kad dar yra kita dalis, bet pasiskaičiau reviewsus, kad tiesiog potato yra ir mano baterija mirksi, tai žodžiu. Viso gero. Babanakt. Šiandien šiaip lengviau atsikėliau ir anksčiau atsikėliau negu mano žadintuvas, tai tas labai fainai. Realiai dabar visą kelią vaibinau su Taylor Swift dainavau, tai tokia nuotaika geresnė, kur kas yra, bet atsikėliau su skaudančia gerklė, kas nėra labai fainai, tai reikės grįžus tikrai arbatos išgerti. Ir taip šį kartą be kepurės. Šiaip ganėtinai keistai jaučiuosi, šiandien be kepurės nenusalėm, nes visą laiką su jo esu. Man ne tokia main character, bet su character vibes duoda. Neklauskit kodėl. Tai žodžiu. Jo, ir šiandien bus rankų diena, tai aš tikiuosi, kad paės kažką pafilmuoti, nes visai norėčiau, kad jau kažką bent filmuoti ir savo ir jums, kad turėtai. Ir trečios dienos pusryčiai yra tokie: bananas, granola, kurią vakar dariau, ir proteininis jogurtas iš Lidlo braškių skonio. Čia yra skaniausias kokteilis, kokį aš esu gyvenime padarius. Žiauriai geras. Visiškai nieko netrūksta. Nei saldumo, nei kažko kito. I'm gonna be drinking this. 10 iš 10 tikrai. Jūs pasakykit, kad čia nėra mieliausias dalykas, kurį jūs dabar matėt. Ta prasme ir... This is the best part. Jie prie kompo, prie telefono prilimpa. Ta prasme, belė kokio mielumo. Jie yra vadinami Sony Angels. Ir aš nuo amerikiečių youtuberių Alicia Marie ir Remy Cruz užsinešiau per jas būtent. Ir aš visų dabar noriu ir aš einu medžioti toliau, nes... I'm sorry, aš visą noriu va šitaip išsidėliau. I love them. Matot, kas prisigilė. Šiandien draugijos turiu. Bet dabar šiaip bus krūtinės ir pečių diena. Man iki pat dabar kojas skauda. Nors atrodo, aš tik vieną pratimą padariau kojom. Ir aš kenčiu jau skausmą antrą ar trečią dieną. Pasiėmiau kelias siuntas. Sorry, kad apšvietimas prastas, apsiniau eilinį kartą. Bet žodžiu, čia yra iš Vintedo. Ir čia bus fakinis Labubu. Lafufu. If you know, you know. If you don't, you don't. O čia yra PR package. Tai. Žodžiu, aš įkėliau Instagramą, kad aš einu sporto salę, taip toliau. Ir man po poros minučių parašė su bendradarbiavimo pasiūlymu, kad dezodorantas ir kūno losjonas. Ir aš galvoju, ar čia, tipo, jūs pamatėt mano Instagramo story, taip, jai siunčiam. Ar čia toks... Kaip tas žodis? Sutapimas, va. That's the word, sutapimas. Žinot, ką man primena? Ne Skin by Kim, bet KKW. Ne jau, bet W. She's not a West anymore. She's South. Aha, labai primena Kim Kardashian liniją. Ta tokia minimalistinė paprasta labai. Žiauriai skanus kvapas. Ar aš jį apibūdinsiu heck to the no. Čia yra prabangiausiai atrodantis dezodorantas, kokį aš esu gyvenime turėjus. I'm gonna be smelling good and fancy and bougie. Žiauriai gerai atrodo. Ačiū labai Skin Shopui. Einam pakuoti
Labubu lafufu. Aš apsiverksiu, ne, jau to negaliu verkti. Žodžiu, Lilo and Stitch yra mano pats mėgstamiausias filmukas. Oh my god, I'm not gonna fucking cry. Neverkiu. They're moving people around. So right next to Diddy, he's in like and this. Mano detektyvės intuicija, ar kažkas tokio, kaip čia pasakys, atspėjo. Aš nežinau, kur mes važiuos. Jisai nieko nesakė, jis tik pasakė, kad, nu, tarkim, man gali trukdyti ir taip toliau. Ir kaip žinau, prieš tai. Ir aš pirmas dalykas, ką aš spėjau, kad rydžumas. Mes esam būtent ten. Man siurprizų negalima laikyti.